Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie funkcijų naudojimą Python kalboje. Taigi pasiremsiu konkrečiu pavyzdžiu, kada yra duotas trikampis ir žinomos jo viršūnių koordinatės, tai taškai A, B, C. Ir mums reikia apskaičiuoti to trikampio perimetrą. Tai žinome, kad perimetrą norint apskaičiuoti reikia turėti kraštinių ilgius. Tai būtent kraštinių ilgiams apskaičiuoti ir pasirašysime funkciją atstumui tarp dviejų taškų rasti. Taigi pradedame rašyti funkciją ir funkcija Python kalboje yra pradedama žodeliu def, taigi rašome def. Dedame tarpelį, toliau sugalvojame funkcijos pavadinimą, tarkime, kadangi kalbame apie atstumą tarp dviejų taškų, tai funkcijos pavadinimas gali būti atstumas ir skliausteliuose surašome parametrus arba formaliuosius, kintamuosius, dar kitaip galime pavadinti, kurie yra duoti funkcijos pradžioje. Tai kadangi mes ieškome atstumo tarp dviejų taškų, tai mums duoti tų taškų koordinatės, vadinasi, pirmo taško x, y ir antro taško x, y. Tai taip ir pasivadiname, tarkime, pirmo taško x, pirmo taško y, antro taško x, antro taško y. Va čia turime parametrus, kuriuos turime funkcijos pradžiai. Na ir dabar po šios antraštės, pirmoji eilutė vadinama funkcijos antraštė, galime iš karto ir skaičiuoti atstumą tarp tų dviejų taškų. Atstumas yra apskaičiuojamas pagal formulę, taigi galime irgi rašyti. Atstumą galime pasirašyti taip kaip formulėje šioje pas mane parašyta A, gali būti A, galite pasivadinti atstumas ar dar kaip atstumas negalite, nes funkcijos pavadinimas atstumas, bet ilgis, sakykime, atkarpa ar dar kas nors. Ir toliau kvadratinė šaknis, tai SQRT ir skliausteliuose dabar reikėtų jau atimti atitinkamas koordinates. Tai tarkime antro taško x, tik atsiprašau, skliausteliai dar vieni, nes skirtumas skliausteliuose yra, reikia skelti skirtumą kvadratu. Tai antro taško x minus pirmo taško x ir už skliaustelių keliame kvadratu plus vėl skliausteliuose skirtumas, tai būtų antro taško y minus pirmo taško y. Ir vėl šitas skirtumas yra pakeltas kvadratu. Viskas, atstumas tarp dviejų taškų rastas pagal formulę. Ir dabar funkcijose taip yra, kad tą apskaičiuotą rezultatą, kurį mes apskaičiuojame funkcijoje, mums reikia sugrąžinti į pagrindinę programą, šitą programą, kurią mes rašome. Sugrąžinimui yra rašomas return ir po tarpelio dedamas tas kintamasis arba gali būti ir keli kintamieji, kurie yra sugrąžinami į programą, į pagrindinę programą. Tai šiuo atveju sugrąžiname A. Ir dar vienas dalykas, kadangi šioje funkcijoje buvo naudojama kvadratinė šaknis, tai reikia matematinę biblioteką. Tai kad nepamirštume iš karto aukščiau funkcijos from math import ir žvaigždutę. Tai importuojame visas matematinės funkcijas, matematinės bibliotekos funkcijas ir dabar tikrai SQRT kvadratinę šaknį galėsime panaudoti. Įsivedame taškus, tai tarkime taip ir pasivadiname, kaip yra prie A taško, prie B taško, prie C taško. Jau dabar rašome prie pat krašto, prasideda pagrindinė programa ir tarkime kiekvieno taško įsivesime vienoje eilutėje. X1, Y1 yra lygu map, kadangi įvedame kelias skaičius vienoje eilutėje, toliau nurodome koordinačių tipą, tai int,
atsiprašau, skliaustų nereikia, kablelis, toliau input skliausteliuose, kabutėse, įveskite pirmojo taško koordinates. Na ir čia mes galėsime įvesti pirmo taško koordinates ir dabar po pirmojo skliaustelio dedu tašką ir mums reikia, kadangi vienoje eilutėje įvesime x ir y, tai mums reikia juos atskirti. Tai split funkcija atskiria kaip tik. Va turime pirmą eilutę, pirmo taško koordinates įvestas ir dabar galėtume jau įvesti ir antro taško koordinates. Pasikopijuojam, kad būtų greičiau Alt-Shift rodiklė į apačią 2 kartus ir tada antro taško jau pasivadinsime x2, y2, įveskite antrojo taško koordinates ir vėl split ir tada x3, y3 ir įveskite trečiojo taško koordinates. Na va, kintamuosius turim nuskaitę, pirmo taško koordinates, antro taško koordinates, trečio taško koordinates. Dabar galime jau skaičiuoti atstumą tarp tų taškų. Tarkime, skaičiuojame pirmą atstumą AB, pasivadiname, tarkim, kadangi bus 3 kraštinės, galime pasivadinti ABC, kaip norime, galime A1, A2, A3, tai čia kaip pasivadinsime, taip gerai, ir aš pasivadinau A1. Dabar panaudosime funkciją, kur yra atstumas tarp tų dviejų taškų. Taigi, kreipinys į funkciją priskirimo sakinyje nurodomas funkcijos vardas, tai funkcijos vardas yra atstumas, ir skliausteliuose yra jau surašomos konkrečios reikšmės. Jeigu aš ieškau atstumo tarp A ir B taškų, vadinasi, aš turiu nurodyti pirmojo taško koordinates, konkrečias jau dabar realias, tai būtent x1 ir y1, tai čia pirmojo taško koordinatės, ir kadangi ieškau tarp A ir B, antrojo taško koordinatės yra x2, y2. Taigi, dabar kas vyksta? Kada programa bus vykdoma ir pasieks šią eilutę, tada kreipsis į funkciją ir nusiūs x1 priskirs px-ui, y1 py-ui, x2 priskirs ax-ui, y2 priskirs ay-ui ir suras atstumą tarp tų taškų, tarp kurių koordinatės mes nusiuntėme į funkciją. Ir sugrąžins atsakymą ir tas atsakymas bus priskirtas kintamajam A1. Analogiškai viskas vyksta ir su kitais dviems atstumais. Tik tai mes ieškome jau atstumų tarp kitų taškų. Vadinasi, antra koordinatė, tarkim, važiuojam aplink tarp B ir C, tai būtų jau siunčiami x2, y2 ir x3, y3. Taip ir pakeiskim x2, y2 ir x3 ir y3. Na, o kada ieškome trečio atstumo, tada mes jau ieškom tarp C ir A. Jeigu važiuojame ratu, tai siunčiame x3 ir y3 ir siunčiame x1 ir y1. Na va, ir turėsime visas 3 kraštines. Tarp x1, x2, y2, pirmoji eilutė, tarp 2 ir 3, antroji eilutė ir tarp 3 ir 1, paskutinė eilutė. Visus atstumus turim, tik tai dar užakcentuoju, kad antrą kartą, kada kreipiamės, jau ieškoma tarp antro taško, kurio koordinatės x2, y2 ir trečio taško x3, y3. Atitinkamai vėl priskiriame tas koordinates ir vėl apskaičiuojame. Galime ieškoti perimetro. Perimetras yra lygus A1 plus A2 plus A3 ir viskas belieka spausdinti
belieka spausdinti atsakymą ir galime panaudoti formatuotą eilutę F kabutėse trikampio perimetras lygus ir tada rikstinėse skliaustuose mes parašome P. Ir tada turime. Viskas galime vykdyti programą ir prašo įvesti pirmo taško koordinates, įveskime, tarkime, 0, 0, antrojo taško koordinatė tegu būna 0 ir kokie 4, o trečiojo taško koordinatės tegu būna 3 ir 0. Na ir čia turėtume gauti, jeigu neklystu, 3, 4 ir 5 berods yra, tai 12 turėtų būti ir trikampio perimetras yra 12. Realusis skaičius gaunasi, nes kadangi yra kvadratinė šaknis, rezultatas realus skaičius ir gauname lygiai 12. Įvestume kitas koordinates, gautume kitą ir rezultatą. Tai paprastai vieną funkciją panaudojant atstumui tarp dviejų taškų mes galime rasti bet kokį atstumą tarp dviejų taškų, ar tarp šitų, ar tarp šitų, ar tarp šitų, ar dar tarp kokių kitų. Svarbiausia, reikia nurodyti tų taškų koordinates ir tada bus. Ir dar vienas akcentas labai nesumaišyti. Jeigu funkcijoje pirmiausia eina pirmo taško x ir pirmo taško y, tai mes taip ir nurodom pirmiausiai pirmo taško x, pirmo taško y, na, o toliau antro taško x, antro taško y. Tai būtinai mums reikia trečias ir ketvirtas, kad būtų antro taško x ir antro taško y. Negalime sukeisti vietomis, tada jau bus blogai. Tada y, jeigu šitos du sukeistume vietomis, tada y reikšmė, pirmo taško y reikšmė priskirtų pirmo taško x-ui ir analogiškai atvirkščiai ir tada jau mes gautume neteisingą atsakymą. Tai turi būti išdėstyta taip, kaip sugalvota funkcijoje. Tai tiek trumpai apie funkcijos ir su konkrečiu pavyzdžiu.